Labadiena, pradėsime filmuoti parduodamą namą, esantį Žuvininkų gatvėje 21. Štai mes dabar esame prie įėjimo. Čia iškart po dešinė yra įėjimas į rūsį. Mes dabar einame į namą. Vidų. Čia eina laiptai į antrą aukštą, bet į antrą aukštą mes nueisime vėliau. Dabar esame pirmame aukšte. Na kągi, pradėsim turbūt nuo virtuvės, kuri yra po kaire. Čia po dešinę matom vonios kambarį, bet į jį ateisime vėliau. Štai virtuvė. Didelė virtuvė. Televizorius virtuvė. Viryklė. Indaplovė. Šaldytuvas. Galima patekti pro virtuvę ir į svetainės kambarį, tačiau galima įeiti ir pro koridorių, pro koridoriaus patalpas. Taigi einam atgal pro koridorių. Pro čia mes įėjome į namą. Taigi, dabar parodysime vonios kambarys. Tas užsidegti. Viskas apgalvota. Čia yra kitos išėjimo durys. Čia, kaip ir minėjome, galime patekti tiesiai į virtuvę. Protingas sprendimas, jeigu norime valgyti tiesiog čia svetainėje, atnešti maistą. Yra svečių, tai galime tiesiai iš virtuvės. Puikios grindys, kurias apibūdinsime skelbime. Yra storos, ąžuolinės, lakuotos. Gabentas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Taigi, čia mūsų minėtas koridorius, kad susigaudytumėte. Čia nebuvo. Čia dabar įeisim į dar vieną kambarį. Čia yra įrengta, matome, baltos duris, įrengta spinta. Na, kaip ir baigiame apeiti pirmąjį aukštą, netrukus žengsime į antrąjį aukštą. Kągi, pradedame antro aukšto filmavimą. Dabar kilsime laiptais į antrąjį aukštą. Matome laiptinę. Tiesą pasakius, šitokio interjero senai teko nematyti. Jis yra išskirtinis, įspūdingas. Tai per kamerą sunku išreikšti. Reikia pamatyti savo akimis. Taip pat lipdamas norėjau priminti, kad namas yra nuostabioje
vietoje, Žuvininkų gatvėje. Iš balkono atsiveria puikus vaizdas į Talkšos ežerą, į bažnyčią. Yra labai rami vieta ir vertinama šiauliečių kaip prestižinė, prabangi vieta. Tai pakilome į 2 aukštą, o čia jau miegama lova. Taigi einame toliau. Uždarysime. Taigi, dabar turbūt eisime į vonios kambarį. Vonios kambaryje visur šildomas grindys, tiek 1, tiek 2 aukšte. Namas labai šiltas, apšiltintas tiek iš vidaus, tiek oro tarpuose. Čia, kaip ir minėjau, darbo kambarys arba svetainė, kam ko labiau reikia, taip ir gali prisitaikyti. Dar kart priminsiu, kad nuostabaus grožio interjeras, kurio kiekvieną dieną tikrai nepamatysi. Čia minėtos grindys, kurios tikrai yra tvirtos ir jaučiasi tvirtas pagrindas po kojomis. Taigi, tai yra 2 aukšte 2 miegamasis. Kuriame taip pat įrengta sieninė spinta. Bandysim pažvelgti pro langus. Ar čia kažkas matosi? Na, nelabai, nes atsišviečia, bet vaizdas įspūdingas. Matosi ir bažnyčia. Ir Talkšos ežeras. Taigi pabandėme užgesinti šviesą ir šiek tiek parodyti vaizdo. Iš tikrųjų yra labai didelė terasa. Gaila, kad dabar sniegas ir nėra tokio vaizdo, kaip atrodytų vasarą. Neryškiasi labai pusta, neryškiai matosi bažnyčia apšviesta. O čia už gero 100 metrų tiesiog baltuoja matosi už medžio šito, ten yra Talkšos ežeras. Vos 100 metrų. Kągi, kaip ir po namą ekskursiją baigėme. Iki
Kviečiame apžiūrėti namą jums patogiu metu. Prašome skambinti dėl apžiūrėjimo. Su geriausios sėkmės.